Žodžiu, gerai pakaitinom, bet nusimetėm tempą, nes šlapias asfaltas, bet debesies niekur nėra, tai labai įdomu. Ir čia vėl sausa, tai iščius galėsim vėl kaitinti. Pravalom. O čia gerai, kad bent keliai, tokie daugmaž. Galima normaliau pavažiuoti. Tai važiavau darbų ir važiuoju. Man atrodo, galima sveikinti su milestone, kad virš 1000 kilometrų jau yra. Tai kaip ir visai neblogai. Bet dar liko ir neblogas galelis, tai važiuojam. Nu ką, tempas geras, saulytė leidžiasi gražiai. Už 57 km Zarasai. Blemba moškių tiek, kad per stikliuką nieko nesimato. Bet kamerą užtat pavaliau. Turėtų gerai matytis. Tai už 5-7 km bus sustojimas. Sustoti, gal reikės biškiau šilčiau apsirengti. Kiek čia temperatūros turim? 19. Bet va, mažiau 20 palindo ir jau jaučiasi. Tai reikės biškį apsirėdyti ir važiuot toliau. Dabar grubiai yra be 9, be 3 minučių. Dar turim įveikti nemažai kilometrų. Tai bet dar porą valandų bus šviesiai. Tai dar porą šimtų surinksim šviesiai. Ir dar biškį reikės tamsiai. Bet jau ten visai galelį pagal planą. Aišku, žiūrėsim, kaip gausis. Bet reikia tikėtis, gausis gerai. Reikia tikėtis, veizas nedurniuoja ir mus veda ten, kur reikia, nes būtų biškė abydna, jeigu ne ten, kur reikia. Bet kaip nors. Minam pagaliau į tos Zarasus. Zarasai, Visaginas, Visaginas jau ten Visagino iki Nemenčinės bus 8 grubiai. Nuo Nemenčinės iki įvykio vietos Kem, tai jau viskas bent jau ne 1000 skaičiuosis, tai viskas bus gerai. Aišku, turbūt kamera neperduoda, bet gerai atrodo toks slėnis nuo kalno ant kalno. Žodžiu, iki Zarasų 30 km. Kažkaip toli tie Zarasai. Bet keletą posūkiukų ir bus. Oras vis šaltėja, tai reikės jau apsirėdyti, kad būtų komfortiškai. Niekad nebuvau toks patenkintas
atvažiavęs į Zarasus. Reikia žiūrėti, gal mes čia ne čia važiuojam, nes kur po to reiks važiuoti. Reikia kažkur stoti, nes šita atkarpa pareikalavo romantikos nedaug. Pilnas stikliukas moškių liekanų. Jėgų, kaip suprantat, jau irgi nenori mažėja. Temsta, šalti šąla. Žodžiu, reikalai rimti. Bet viskas dar normaliai. Gerai, reikia stoti čia bet kur, nežiūrėt, kur po to važiuosim, kaip ką. Dabar bus Visaginas, kiek žinau ir suprantu. Sustosim kur nors centriuke. Pakankamai man centriukas atrodo. Čia gal fainiau, bet. Matysis bažnytėlė. Labai gerai. Pasirodo, reikia kuro. Važiuojam į pirmą degalinę ant Visagino kelio. O kurmi, užgesau, aišku, 5 bėgių neišeiti startuoti. Transfer battery low. Žodžiu, karočią, viskas čia low jau. Čia ir taip nereikia paaiškinimų, kad jau low. Visų čia batarkės low. Bet kažkaip. Pabiški ir miegas pradeda imti. Ir mikrofono batarkė low, ir kameros batarkė low. Telefoną kraunu, tai gal bent tas pasikras. Šiaip tai gražu čia pasivaikščiot. Viskas čia fainai. Šiandien dėja ne tais reikalais, bet reikės atvažiuoti ir pramoginiais. O koks supratingas. Lemba, stikliukė nieko nesimato. Čia mums reikia važiuoti per baranką. Nuvažiuokim, bus puikus ežero peizažas. Nufilmuotas. Koks gražus saulėlydis. Žodžiu, šiandien nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Ir dar ir prieš saulėtekį, ir po saulėtekio. Šiandien pavažiuota bus konkrečiai, ta prasme. Visaginas, 2-3 km. Žodžiu, šiek tiek atsigavom, bet neįspūdingai, nes jau čia labai atsigauti nėra kaip. Susitarėm, kad ramiai jau važiuojam, kiek bei įmanoma ramiai, nes niekur nebenulieksi. Tamsu ir taip toliau. Apsirengėm daugiau rūbų.
važiuojam. Aš irgi užsidėjau neperliejamą rūbelį. Šiaip nelyja, bet drėgmės daug. Rūkas ir visi kiti reikalai. Meta man, kad pultelio batarkiai kaput, bet mocus dar užsiveda. Tai kol užsiveda, tol pretenzijų neturiu. Tikiuosi, taip bus iki finišo. Važiuojam į Ignaliną, po to Švenčionis. Žodžiu. Dabar iki Švenčionių šiam 3 kilometrai. Kažkaip nudardėsim. Jau reikia jungtis šildomas rankenas ir panašius dalykus. Ratukas tai ujujui. Jau nebeskaičiuoju kiek kilometrų, bet jau gerokai virš tūkos, tai viskas kaip ir normaliai. Paskutiniai kilometrai, tai aš matau, bus įspūdingi, nes nakties tamsu ir bele koks rūkas. Toks rūkas kaip ryte, toks rūkas panašu bus ir paskutiniam etape. Tai nu jo. Kad ratukas įdomus tikrai nieks nepaneigs. Mes ant 80, kol nebuvo rūko, tai daugiau važiavam, bet kai rūkas užtraukė stikliuką ir to šilumos nėra, niekaip jis neišdžiūna, tai žodžiu, tempas krito, bet mes lėtai ir užtikrintai 12 kilometrų iki Švenčionių ir kažkiek kilometrų dar kažkur, tai žodžiu, reikalai. Bet pabiškį. Judam. Švenčionis kaip švęstų Helovyną atrodo. Matomumo papšė nėra. Pavalysiu, gal geriau, bet vargu. Rūkas, šviesos ką apšviečia. Ta rūką suvalgo. Švis, ta prasme, žiaurus. 10 metrų į priekį nesimato. Ta prasme, crazy, visiškai. Neįtikėtina, nesu matęs tokio rūko. Net, už 10 metrų nesimato, ar yra asfaltas, ar nėra asfalto. Neįtikėtini reikalai. Šiaip paėmus galėtų jo nebūti, nes ryte jau užteko, pramogą apturėjom, o dabar tai
Ta prasme čia. Crazy. Nežinau, trūksta žodžių. Ir kaip reikės parminti. Ta prasme, čia yra. Reikia kažkur sustoti, pasitarti. Nes reikia galvoti kažkokį variantą. Mašinom biškį geriau. Aš net nematau šaligatvio šalia, ar yra kur įsukti. Čia lygtais yra. Kaip tau matomumas? Gerai. Vapšė aš nematau net kur važiuoju. Žodžiu. Nėra ką daryt. Rūkas belekoks, bet judėt reikia. Bandom. Kaip nors, nežinau kaip, bet kaip nors. Net nežinau kaip geriau, ar duot daugiau oro į šalmą, ar mažiau. Gal daugiau. Dar lempos prasilenkiančių mašinų, taip. Nu, chebra, žinokit, realybė. Jeigu galvosit apie tokius ratukus, nu čia jau ne ratukas, čia ratas kvadratas kaip reikalas. Tai įsivertinkit realybę, kuri gali būti nepalanki. Bandom dabar iki Pabradės dasikrapštyti. Berods 40 km ar kiek ten iki tos Pabradės. O, kiek. Nu, kažkas tokio. O, biški geriau su rūku. Nu, kažkaip. Nu, bezdėsim kažkaip. Palinkėkit sėkmės. Sektorinis. Nu gerai, mes vis tiek per lėtai važiuosim. Žodžiu, su rūku kažkiek pagerėjo. Bet, ir atšilo temperatūra, nes buvo 14. Dabar visi įspūdingi 15. Tai primeskit prie tokios drėgmės. Bet kas įdomiausia, ar dėl to, kad čia jau šikna tokia, ar dar kažką, apie rūką, kad pagerėjo, va. Įvažiavom, nieko nesimato. Bet kas keisčiausia, 14 man. Nesijaučia, kad būtų šalta. Bet šiaip, nu, pasakiau, kad su rūku pagerėjo, tai va vėl pablogėjo. Labai prastai, labai. Žodžiu, gal aš baigiu filmavimus, nes vis tiek nieko nesimato. Ir bandau ramiai važiuoti.
Nu ką, klybam kažkaip. Pabradę. Jau geriau, jau Pabradė jau yra suprantama kažkaip jau. Jau savas rajonas tam tikrą prasme. Palyginus, kiek šiandien numynėm, tai čia praktiškai kaip savo kieme jau. Tai nuo Pabradės į Nemenčinę 20 kilometrų ir tada iki starto. Nežinau, kiek ten kilometrų iki starto, bet kažkiek. Žodžiu, irgi jau nebe tiek ir daug. Bet kas bebūtų keisčiausia, jeigu kažkas norėtų į tokį reikalą važiuoti, rekomenduočiau, nes sužinot galima daug apie viską tokiam pasivažinėjime. Gerai, važiuojam ramiai toliau. Žodžiu, Nemenčinėj. Taip smagu, galima net džiaugsmo ašarą ištrykšti kažkaip tai, nes blemba šviesos kažkokios žmogaus sukurtos šviesos. Matosi, kur važiuoja. Eina savo, koks stebuklas atrodo. Nu, tikrai amazing. Tai važiuojam dabar į LMK Lietuvos motociklistų ar motociklininkų, reikia pasitikslinti, bazę, kur buvo ir startas, kur buvo. Tai va, šiandien ryte maždaug po 5, nežinau, koks kem 5, mes pravažiavom čia į aną pusę. Dabar yra po 12:22, mes važiuojam į kitą pusę. Rodo, kad iki bazės 43 kilometrai. Nu, būtų jau gerai juos įveikti. Sklandžiai ir ramiai. Ir kaip ir šitas nuotykis, nu, viena dalis jo būtų baigta. Tai labai tikiuosi, kad viskas taip ir bus. Paulius važiuoja stipriai, aš važiuoju kaip man gaunasi. Ir viskas labai gerai, bent jau po kol kas. Tai, aišku, čia apšvietimo jokio nėra, tai pabandysiu pafilmuoti iš įvykio vietos. Paskutiniai metrai challenging, nes čia berods irgi biškį palijo. Tai labai reikia važiuoti per purvynus, per bulvienojus, bet kažkaip tais atvažiuojam. Aha, pasitikimas. Dar. Dabar stop! Oi. Aš dar vairuosiu šiandien. Nesvarbu, lašinio gali. O, gerai. Lašinio. Praleiskite baigą. Okay. Čia, važiuok. Palenk, kojelę, lenk. Įsmigs. Jeigu neįsmigs. Važiuok. Dar biškį priekį. Palaukit. Baigit čia, baigit. Gesink. Palauk, negesink. Gesink.
Papuoliai. Kaip? Va, jam eilė. Mašinuką. Jeigu pažinotum, kad tavo žmona čia veikia. Vis tiek laškio paimti duoną. Žiūrėk, čia yra lašiniuks, čia yra agurkas. Gerai. Lašinio imu. Na, šalmą palaikysi. Tuoj, dėl. O jis pas tavai neatsidaro? Na, šalmą palaikysi, nusim. Galiu jau važiuot pasistatyt. Pajavo. Rašė viską. Jo. Ok, tai trumpas apibendrinimas, tai kaip matot pavyko nuvažiuoti. Dabar belipdant šitos video, aišku, vietomis ten kokybė nekokia, tai dėl to atsiprašau, bet džiaugiuosi, jeigu žiūrėjot ir buvo įdomu. Tai apibendrinant, labai fainas renginys, tikrai labai verta važiuoti, labai dėkui kolegai Pauliui, kuris pritravino važiuoti, nes prisipažinsiu, kai pasiūlė važiuoti, tai aš taip skeptiškai žiūrėjau, nes galvojau, blemba čia biški gal daugoka, aš šiaip mėgstu pavažiavimus ilgesnius, bet žodžiu, labai džiaugiuosi, labai rekomenduoju, jūs irgi pabandykit, nes daug sužinosit ir apie save, ir apie savo važiavimo galimybės, ir apie techniką. Kam patinka motociklizmas, bent kartą pabandyti tokį reikalą tikrai, manau, verta. Tai grubiai mums pavyko nuvažiuoti ten apie 1300 kažkiek kilometrų, aišku, man ten gavosi dar pirmin atgal apie 100 kilometrų, nes va čia kaip video baigėsi, tai ten vyko balius, o man dar reikėjo parsirasti namo, tai dar dasidėjo. Bet viskas labai fainai, tai tikrai šiltos emocijos prisimenant šitą motociklizmo iškilą, pavadinkim. O dar yra visai kita tema, tai kuriamas naujas portalas motociklistams, motociklų skelbimų, informacijos ir viso ko reikia motociklistams. Tai www.motos.lt. Užsukit, pažiūrėkit, įdėkit kokį skelbimą. Aišku, puslapis dabar dar yra pusiau gimdymo stadijoje, bet lygtais viskas veikia, tai jau galit naudotis. Skelbimai bus visada nemokami, galėsit įsidėti, ieškoti kažko, ko reikia, susikrauti detalės, kurios, gal nupirks šiais metais, o gal kitą sezoną nupirks. Tai žodžiu, bus aplinka, kur galėsit sukrauti skelbimus. O kitas dar dalykas, jeigu norit prisidėti prie šio portalo vystymo ar panašiai, tai turit kažkokių idėjų, susisiekit ir mielai apie tai pabendrausim. Tai dar kartą dėkui visiems žiūrėjusiems, ir iki susimatymo kelyje.